trąšas žydintiems gėlėms. Žydinčių gėlių trąšos, jos yra universalios, tinkamos visiems žydintiems augalams galima tręšti. Tai yra kompleksinės trąšos su mikroelementais, tai yra ne tik pagrindinės maisto medžiagos turi azotą, fosforą, kalį, bet ir mikroelementai, kurie įtakoja žiedų formavimosi ir patį žydėjimą. Tai tokie kaip boras, varis, manganas, molibdenas, cinkas. Šios trąšos yra skysčio formoje, tai reiškia visos medžiagos jau ištirpintos vandeny ir jų poveikis yra labai greitas. Realiai, kai mes atskiedžiam, palaistom gėlės, kai tirpalas trąšų nueina link šaknų augalų, tai iš karto augalas gali jau pasisavinti tos maisto medžiagos. Nereikia laukti, kol jos ištirps. Naudojimų norma yra 5 ml vienam litrui arba 50 ml 10 litrų vandens. Laistom kas 10-14 dienų ir šitos trąšos dėka savo sudėties gėlėms ilgiau žydėti, formuoti daugiau žiedų ir tų žiedų spalva bus sodresnė. Jeigu dirva sausa, tai po palaistymo su trąšomis geriau būtų paskui dar palaistyti su paprastu vandeniu, kad tos trąšos nueitų giliau į dirvą, į gilesnius sluoksnius ir pasiektų gilesnius šaknis augalo. Tada augalas daugiau ir greičiau jos pasisavina.